viskas matosi. Tai va, tai šiandien mes pradėsim nuo tokios turbūt esminės temos apie kritiką ir savikritiką. Nes man kūryba pirmiausia, ką tai reiškia, tai automatiškai yra apie tą išėjimą iš savo komforto zonos. Kad jeigu aš kažką kuriu, tai jau kažką tyrinėju, jau kažką darau kitaip ir kartais tas išėjimas į platesnį pasaulį, į bandymą suprasti, kur aš kaip noriu save išreikšti, gali būti labai nepatogus. Ir galim susidurti su labai daug skirtingų nuomonių ir tos nuomonės gali mus skirtingai ir paveikti. Tai dažniausiai per tas išorinės nuomonės mums susiformuoja toks viduj ir vidinis kritikas, kuris kartais ir už mus pačius šneka ir dažnai mes su juo nebemokam tvarkytis. Galbūt kažkada mes drąsiai darėm dalykus vaikystėje, galim turbūt prisiminti, kaip ten mes buvom ten 3-4 metų, turbūt mums nebaisiai rūpėjo ten kas ką pagalvos, einam, tyrinėjam, žiūrim, kas čia, kaip atrodo, kaip tas pasaulis jaučiasi ir tiesiog per tai mes patiriam dalykus, bet kai ateina tas sudrausminimas, tas bandymas kažkaip statyti rėmus, su tuo mes dažniausiai pabūkstam, atsiranda kažkokios baimės, ai čia gal aš neteisingai elgiuosi ir užsiauginam savy tą kritiką ir jis gyvas būna net tada, kai jo nereikia ir kai iš esmės visi netgi ir palaiko, bet tarsi mes patys save stabdom ir negalim judėti į priekį. Tai mūsų šiandienos tokia tema. Galim tada perrinkti, apie ką mes šiandien būsim. Tai va, trumpas šiandien intro apie mus bus ir apie kūrėjų klubą, skirtai apie šitą mūsų iniciatyvą su Auguste, kuri atsirado. Šiek tiek apie kritiką, konstruktyvę kritiką ir destruktyvę kritiką. Kaip su kritika susidūrėm kiekvienas. Tai čia turbūt toksai ir spėjimas, kad bus padaryti breakout rūmai. Tai yra suskirstyti, jūs busit po 6 maždaug į kambarį. Ir bus toksai pusvalanduko pasikalbėjimas apie tai. Tai čia irgi toks išlindimas iš komforto zonos, kas atėjot paklausyti, tai reikia šiek tiek ir pasikalbėti. Tai kviečiu tikrai nebijoti šito. Tikrai po šitų dalykų dažniausiai žmonės įkvėpti išeina, atranda bendrystės ir palaikymo ir panašiai. Tai kviečiu dalintis ir neišsigąsti šitų dalykų. Ir tada mes pereisim prie tos dalies, tai kaip tą kritiką pažabot ir kaip tą pasitikėjimą savim labiau užkelti. Ką galbūt irgi norisi pasakyti, kad šitas susitikimas tai nebus kažkokia stebuklinga piliulė, kur čia per 1,5 valandos mes išspręsim, kaip su tuo kritiku dorotis ir panašiai. Tai yra labai sudėtingi tokie gal vidiniai irgi procesai, kur mes galim užduoti va, tą kažkokį galbūt gairės kažkokias duoti, galbūt duoti paragauti, o tai ką reiškia pradėti su tuo kritiku kalbėtis, ne tik tai jo klausytis, bet kaip jūs su tuo eisit per gyvenimą, turbūt jau irgi jūsų bus toksai pasirinkimas ir sprendimas. Tai šitoj vietoj tikiu, kad daugiausiai dalykų mes išmokstam per patirtį, ką ir minėjau, ir per ėjimą ir darimą, ir kalbėjimąsi, ir veikimą. Tai šiandien daugiausiai tą kviesiu ir daryti. Tai va, toliau mes turim šiandienos su džiaugsmu noriu pristatyti mūsų partnerius, tai aš kviesiu prisistatyti, mes turim šiandien svečią. Labas, Aušra, ačiū labai už pakvietimą ir ačiū Augustai. Aš tiesiog norėčiau pristatyti, kadangi pats vadinu save kūrėju, gal šiek tiek kitokiu ir ypatingai mano pasaulyje, aš dirbu skaitmeniniam pasaulyje. Ir kuriu sistemas. Ir kai kalba eina apie sistemą, tai atrodo, kad tai yra labai jau, kaip čia, nekūrybinis darbas, labai viskas tikslu turi būti ir taip toliau, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir pačiam, kiek čia jau 26 metai aš to užsiemu, ta prasme, kuriu įvairiausias sistemas, čia labiau duomenų valdymo ir taip toliau. Dabar, kai atėjo dirbtinis intelektas į mūsų visų gyvenimus, tai tas pasidarė aktualu visiems ir kadangi pats žinau, kaip kritika užvaldo ir kartais mums neišeina išleisti į pasaulį savo kūrinių, dar vis tą sistemą kažkokią neparuoštą, negatavą ir taip toliau, tai ką aš tokį haką susiradau, kad reikia viską automatizuoti. Ir
tu pats padarai kažką, dar į pasaulį neišėjo, bet tu jau žinai, kad laikrodis tiksi ir jau išeis be tavo prisilietimo. Ir aš ilgą laiką ieškojau labai tokios vienos bendros didelės sistemos, su kuria galėčiau valdyti savo visą skaitmeninį pasaulį. Ir dabar noriu pristatyti, kad turiu tokią AI Masters apps, ką siūlau ir visiems kitiems. Tai yra daugiau negu 70 skaitmeninių verslo įrankių, kurie realiai padeda kūrybininkam nesiblaškyti tarp 10 sistemų, nereikia logintis iš vienos į kitą. Pavyzdžiui, tokį pavyzdį pasakysiu, kaip centralizuotas inboxas jūsų Facebook'o, Instagram'o, TikTok'o, LinkedIn'o ir taip toliau. Viską vienoje krūvoje galite matyti ir susišnekėti. Jums reikia postinti į socialinius tinklus. Yra kalendorius, galite užsistatyti, netgi AI jums padeda sukurti visą tai. Ir irgi išpostinat, gaunat komentarus toj pačioj sistemoje, galite atsakinėti visiems iš vieno lango į visus socialinius tinklus. Tai čia tokia tik tai vienas moduliukas iš 70, bet yra krūva kitų dalykų. Ir tai toks pagrindinis mano tikslas, kad pasiūlyti. Yra labai geras dabar pasiūlymas, jeigu nusiskanuosit kodą ir pasižiūrėsite. Plus aš norėčiau pakviesti, jeigu bendraujate arba norite pakinkyti tą dirbtinį intelektą į savo kūrybinės galias, pavadinkim taip. Tai kiekvieną penktadienį 11 valandą aš vedu nemokamus susitikimus, kur susirenka žmonės, kurie bando automatizuoti savo verslus, savo veiklas. Ir mes kalbamės, kaip mums sekasi, labiau net kalbamės, kaip mums nesiseka ir bandome vieni kitus palaikyti. Tai čia nėra gražių demo klubelis, o daugiau realybės grupė, kurioje mes ir kalbam. Man tas nepavyko, gal kažkam pavyko. Ir mes kalbam apie tos dalykus ir nebijom to daryti. Tai jeigu norėtumėt prisijungti, nusiskanuokit, rasite ten visą informaciją. Tai ačiū labai uždėmesi. Ačiū labai už tokį pristatymą ir labai džiaugiamės tikrai, kad atsiranda ir pasiūlymų, ir bendradarbiavimo, ir partnerysčių. Tai va, o dabar mes pristatysim truputį, kas mes čia tokios esam ir apie ką mes čia esam. Tai aš esu Aušra, kūrybos lauke esu visą savo gyvenimą, tai iš pat pradžių buvo mano planas būti iliustratorė ir aš vis to siekiau nuo 6 metų, kai aš įsivaizdavau savo iliustratorės roliai, iki pat dailės mokyklos Čiurlionkė akademija baigta ir paskui paskutiniam kurse aš suprantu staiga, kad man šiaip labiau patinka edukacija ir patinka kurti su žmonėm ir žmonėms ir pilnai perėjau į neformaliojo ugdymo sritį, pasibaigiau pedagogo kvalifikaciją ir tiesiog paskutinius 11 metų iš tikrųjų intensyviai, kai tik tai atėjau į neformaliojo ugdymo lauką kaip savanorė, tai aš ten jau likau ir dirbau ir tikrai paskutinius 6 metus daugiausiai dirbau su įvairiais kūrybiniais socialiniais projektais, tai puikiai žinau, ką daryti, jeigu projektų nėra pinigų ir iš kur gauti 30 000 eurų ir kur puikiai galima įgyvendinti ir žmonėms tai yra nemokamas dalykas ir ES finansuoja labai daug tokių projektų, tiesiog reikia žinoti, iš kur ir kaip ką gauti. Tai šitoje vietoje esu specialistė, jeigu jums reikės kada pagalbos. Ir mentorystai, ir grupinėse užsiėmimuose, vedimuose irgi labai daug dalyvauju ir darau dalykų, kadangi neformalio ugdymo lauke buvau. Ir šiaip visą laiką turiu kažkokių kūrybinių projektų, tai didžiausias dabar kūrybinis projektas yra kūrėjų klubas, mažesni jau kaip ir pasibaigė tas etapas kažkoks, bet jau norisi eiti kažkur dar toliau ir auginti bendruomenės ir suteikti iš tikrųjų tai, ko man pačiai trūko labai smarkiai, nes kol aš mokiausi akademijoje, tai aš labai jaučiau tokią ir individualizmą, ir kažkokią netgi atskirtį, ir kad mes čia turim po vieną būtinai būti, ir tu vienas ten pristatinėjai tos darbus, ir bandai kažkaip nepasimestame, ir tave dar kritikuoja, tai iš vis labai sunku. Tai o ką reiškia, jeigu mes susieitume kartu ir mes darytume šitus nemokamus susitikimus, jeigu mes diskutuotume, jeigu mes susirinktume į vieną vietą ir mes galėtume iš tikrųjų kalbėti apie tai, kas mūsų sudėtinga ir kiti galėtų dalintis, o kaip galima tą išspręsti, gal kažkas irgi per panašią patirtį ėjo.
Tai tiesiog esu labai įkvėpta šitam etape kurti šitą bendruomenę ir tiesiog suteikti žmonėms va tų įrankių ir, ir galimybę tiesiog susitikti ir bendrauti ir dalinti savo gražią patirtimi. Ir toliau perleidžiu žodį Augustai. Taip. Ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad kažkaip taip, nu, apsijungėme su Aušra ir kai susitikom čia 5 metais, aš labai seniai irgi norėjau kažką tokio daryti, man labai patinka burti, jungti žmonės ir aš save kūrėją laikau, gal sakykime, jau kokius 5 metus, taip pat jau drąsiai, bet sakyčiau, irgi esu kūrėja nuo mažens, bet tiesiog irgi buvo pas mane va, tas vidinis kritika labai ilgą laiką, aš vis net negalvojau, kad aš kada nors tapsiu dizainerė, aš mokiausi labiau programavimo, labiau visokių ten IT dalykų, bet jo, aš net nelaikiau savęs kūrybiškai, bet po to kažkas man atsitiko ir vienu metu tiesiog, nu, vat, nu, pajutau savyje, kad aš galiu kurti dizainą ir dabar jau išaugau iš to, kad turiu ir savo tokią kaip mini agentūrą, dirbu savo jau 5 metus, kaip nu, UX UI dizainerė, aišku, viską ten darau, ne tik UX UI dizainerė, bet tiesiog labai esu įkvėpta tos kūrybos ir labai norisi kažkaip jungti žmonės, nes aš matau didelę naudą, matau, kaip daug duoda apskritai, pavyzdžiui, kažkokia mentorystė, aš kai pradėjau savo kelią, kaip dizainerė, nuolat ieškojau mentorių, nuolat ieškojau kažkokios tai pagalbos, kur aš galėčiau tiesiog tobulėti ir aukti, tai kažkaip dabar, kai aš jau sukaupiau daug patirties, norisi padėti irgi kitiems pradedantiesiam. Ir iš tiesų jau ir esu padėjęs tikrai įeiti į rinką dizaineriam keliem ir kurie sėkmingai iki šiol dirba savo, sėkmingai turi klientų, tai kažkaip labai įsikvėpus, tai šalia to esu freelancerių mentorė, turiu elektroninę parduotuvę ir įkūrus, bet ne tokia, nu, pusiau mieganti pas mane, sakykime, kažkada gal turėsiu laiko ją ten pajudinti labiau, bet irgi įdomu iš tiesų kažką tokį kurti daryti šalia to. Kažkada bandžiau ir startupą kurti, irgi buvo labai įdomu, kolega ten tik mano išsisėmė, teko nutraukti, bet irgi buvo labai įdomi patirtis, prisiliečiau prie to viso startuolių pasaulio. Na ir be to esu keliautoja, galėčiau vadinti save digital nomadė, nes nepasėdžiu vietoje, nuo dabar Lietuvoje, bet prieš savaitę buvau Indijoje jau čia 3 mėnesiam. Tai aš nuolat keliaujanti visur ir labai džiaugiuosi tuom, kad susikūriau šaltą darbo vietą, kad aš galiu dirbti iš bet kur ir tikrai noriu padėti kitiems, kas nori tokio gyvenimo būdo, kas trokšta taip tiesiog dirbti iš bet kokios pasaulio vietos, tai yra tikrai įmanoma. Viską aš susikūriau savom rankom nuo nulio, ir noriu padėti ir kitiems, kas to nori. Tai va, ir pas mus, nu, būtent ir gimė tą kartu su Aušra idėja, kurioje klubo. Nes aš, kai aš pradėjau savo kelią, labai jaučiausi viena kūryboje, nebuvo nei pasitarti, nei jokių kolegų, nieko, ypatingai freelancinė, tai, nu, neaišku, kažkokį projektą siunti klientui ir nėra nei su ko pabendrauti, nei apskritai gauti kažkokios tos konstruktyvios kritikos tobulėjimui. Ir, nu, iš tiesų tikrai sunku yra dėl to pradėti dirbti savo, kai nėra tiesiog tos aplinkos palaikančios. Ir dėl to gali būti perdegimas iš tiesų, kai neaišku, kaip ką daryti, tiesiog tada darau labai labai daug visko pradžiai, be sistemos ir trūksta tos ir krypties ir apskritai, nu, labai man irgi trūko tos kažkokios saugios erdvės klysti, tai aišku, klysdavau su klientais ir būdavo ir nemalonu, ir nefainai, ir pinigus tekdavo grąžinti už savo klaidas. Ir žinau, kad tiesiog dauguma to prisibijo ir dėl to net nepradeda dirbti savo, o kažkaip, kad, nu, manau, kad tikrai daug galėtų išaukti nuostabių specialistų, jeigu tiesiog būtų toks palaikymas, tas, ką mes dabar čia kūrėm, kur ta saugi erdvė, kur galima tiesiog burtis, dalintis ir klysti. Na, aišku, dauguma nežino, nuo ko pradėti ir neaišku, kaip užsidirbti. Čia irgi, manau, tikrai šitas temas ateityje mes irgi turėsime apie tai, kaip užsidirbti kūrybos. O šitų temų galime galvoti ir prigalvoti tiesiog. Ir jo, tas tikslas yra, kad po metų tiesiog mes būtume tokia stipri palaikanti bendruomenė kūrėjų. Ir kur, nu, vienijam būtent kūrinčių žmonės, norime tų periodiškų susitikimų nuolat daryti ir gyvų planuojam padaryti susitikimų.
gal kažkur dar mes jau apsitarsim, kada čia darysim, bet yra tas planas tikrai. Aišku, taip pat mokymai, kursai, visokie seminarai, kas nori daugiau, giliau, irgi visą šitą mes organizuosim toliau. Ir taip pat va, tą kontaktų bazę. Norim irgi ateityje padaryti tokią kaip labiau platformą, kur daugiau kiekvienas galėtų netvarkintis. Tai, prie viso to prieisim dar. Ir kas dar nėra prisijungę, tai kviečiu prisijungti prie Telegramo mūsų grupės, nusiskanavus, atsiųsiu dar vėliau į chatą linką, kam nepatogu. Tai ten tiesiog mes pagrindė ten ir dalinamės viską, bendraujam ir komunikuojam ir visas veiksmas, kaip sakant, pas mus daugiausiai vyksta tenais. Atsiųsiu dar irgi vėliau porą dar prisijungimui. Tai čia dar pusėlį paliksiu, kažkas dar nori nusišnuoti, bet dar gale irgi bus, bet jūsų nuorodą. Tai taupant laiką, gal aš ir perduodu tau iš karto žodį. Gerai, super. Aš irgi žiūriu į laikrodį, tai tikrai pažadu, kad daug teorijos nebus, daugiau bus jums tokių ir užduotėlių, ir savo, ir individualiai, ir grupėse pasidalint. Tai iš esmės kritika norisi išsklaidyti irgi tokį, nežinau, nesusipratimą, kur dažnai žmonės sako, oi, čia kritika yra blogai ir kad nekritikuok manęs. Iš esmės tai kritika yra, pats iš savęs yra geras dalykas, tiesiog žmonės jo nemoka įpakuoti. Tiesiog žmonės nemoka tai, kokiais žodžiais jinai išeina, dažniausiai tai būna labai, kaip sakyt, kai skamba kaip įžeidimas kartais netgi. Ir ta kritika, jinai yra dviejų tipų. Gali būti ir konstruktyvi, ir gali būti destruktyvi kritika. Tai konstruktyvi kritika, jinai visą laiką turės tokią, kaip sakyt, pagrindinę intenciją žmogaus yra padėti. Ir padėti jisai gali per tai, kad jisai įvardina tuos dalykus, tuos taškus, kas gali būti geriau, kaip tą padaryti, kaip prieiti prie to geresnio rezultato. Jeigu, tarkim, kalbėt mano, pavyzdžiui, ryškiausi atsiminimai yra iš akademijos, kur aš kai mokiausi pirmus kursus, iš vis pirmą kursą reikėjo labai persilaužti per save, kad eiti, pavyzdžiui, ten pas dėstytoją ir nešti tuos darbus, ir dar stovi 15 kitų grupiokų, kurie irgi gali sakyti, va čia galėtų būti kitaip, čia prastas šriftas, čia dar kažkas blogai. Ir pirmus kartus tikrai būdavo, kur tu stovi ir galvoji, o Dieve, kaip čia visi mane kritikuoja, kaip čia blogai jaučiuosi ir panašiai. Taigi paskui reikėjo persilaužti per save ir suprasti, kad šiaip čia nėra ta destruktyvi kritika, kad čia yra ta kritika, kuri padeda iš tikrųjų, kuri augina ir kai pagauni tą kampą, aš supratau, kad aš visai netgi noriu pradėti nešti ir noriu gauti kažkokių pastabų ir kaip gali būti geriau. O destruktyvi kritika, jinai yra dažniausiai su intencija kažkaip įžeisti, kažkaip, kad tau nebūtų geriau ir kad to rezultato tu iš tikrųjų nepasieksi nuo to, kad ten kažkas destruktyviai tave sukritikuos. Tai šitoje vietoje dažnu atveju aš siūlau įsivertinti ir pasižiūrėti, ko mes iš tikrųjų labiau bijom. Ar mes bijom pačios kritikos, ar mes bijom to, kaip mes interpretuosim paskui viską. Nes gali kritika būti konstruktyvi ir labai konstruktyviai, gražiai įpakuota ir pateikta, kad mums tik tai tas rezultatas jisai būtų geresnis. Bet jeigu mes ten galvosim ir pradėsim interpretuoti savaip, kad aš čia toks blogas pasirodžiau, kaip čia mane iškritikavo ir kaip čia iš vis, kodėl aš čia dalyvauju ir kodėl aš čia nešiau tą darbą, tai tada reiktų atsižvelgti, kad čia jau mano vidinis kritikas veikia, čia jau mano vidinis kritikas pabunda ir pradeda mane kritikuoti ir čia yra mano interpretacija, o ne tai, ką iš tikrųjų kiti žmonės galvoja. Ir tai, ką galvoja kiti, mes negalim atspėti, nes labai dažnu atveju mes labai overthinkinam, labai daug pergalvojam, ypač pradėdami kažkokius savo projektus, kur pradedam interpretuoti ir mąstyti ir tampam tais aiškiaregiais, kurie iškart pradeda numatyti, ką kiti sakys, ką kiti galvos, kaip čia į mane žiūrės ir panašiai. Tai galiu pasakyti, kad nuomonių gali būti visokių ir tikrai jų bus visokių, kai pradėsit savo kūrybinius dalykus ir skleisti kažkokią savo kūrybą. Ir
tai neturi būti stabdis jūsų kūrybai eiti į pasaulį. Kad žmonių bus tų, kurie jūs palaiko, žmonių bus, kurie sakys, varyk į priekį, žiauri fainai, bet bus žmonių, kurie irgi galbūt kreivai žiūrės, bet klausimas tada, ar tie žmonės yra tikrai laimingi, jeigu jie nori kažkaip destruktyviai žiūrėti į tai ir kritikuoti, kalbant apie kūrybą. Ir šitoj vietoj mano turbūt didžiausias patarimas tai yra žiūrėti į tai, ką jūs nešat pasauliu ir ką jūs norit duoti. Jeigu jūs nešat šviesą ir jeigu jūs nešat kažkokį, nu, tikrai nuostabų dalyką, kuriuos nuoširdžiai norit dalintis, tai, man atrodo, yra pats svarbiausias dalykas ir variklis, ant kurio ir turi važiuoti visa ta kūryba ir svarbu tikrai neužsikritikuoti ir su tuo vidiniu kritiku per daug neužsibūti. Ką aš norėčiau, kad jūs padarytumėte, dabar čia toksai individualus pratimas, turbūt, kai kalbam apie kritiką ir kalbam apie visas tas interpretacijas, mes vienaip ar kitaip tą kritiką savyje kažkaip įsivaizduojam. Ir ta kritika dažniausiai tikriausiai užima labai labai daug vietos ir jinai yra didesnė už mus ir kažkaip, nu, galingesnė. Tai aš taip norėčiau netgi, kad jūs čiate parašytumėt, tai kaip jūs, nu, vizualiai, jeigu reiktų apibūdinti tą vidinį kritiką, kaip jisai atrodo, koks, nežinau, ar jisai žmogus ar ne žmogus, ar pabais, ar kas, tai parašykit į čatą, kaip pas jūs atrodo tas vidinis kritikas, nes čia interpretacijų irgi būna labai įvairių ir dažnu atveju mes tiesiog viduj matom tą kritiką kaip tokį labai baisų kažkokį žmogų, gal net kartais galim įsivaizduoti kaip ten savo nemėgstamą bosą, ar ten, nu, nežinau, ar mokytą, ar dar kažką, kas ten mus kažkada įžeidė, įskaudino ir panašiai, o kažkas velnias parašė irgi. Tai tikrai tų visokių interpretacijų mes viduje matom kaip tokį tikrai pabaisą kažkokį, arba ten, nu, labai baisų žmogų. Vat kažkam tėvų formose. Tai čia irgi, tas kritikas iš tikrųjų susiformuoja dar, nu, nuo vaikystės. Ir čia reiktų turbūt atgal žiūrėti, kur čia mane pirmiausia sukritikavo ir kas daugiausiai galbūt kritikavo, ar ten mokytoja ir kažkas, nes aš kai kuriuos kritinius tokius momentus, kur man ten buvo, nežinau, 6-7 metai, aš iki šiol atsimenu iki šios dienos ir koks buvo baisus jausmas tą jausti, kai tave sukritikuoja ir dar tu kaip vaikas net nesupranti iki galo kodėl, bet pasiimi tą į save ir susimažini. Ir tada supranti, kad jo, aš čia viduj jaučiuosi suspaustas ir kad mažesnis esu už tą kritiką. Jo, matau, kad čia labai daug įvairių interpretacijų, labai fainai, labai įdomu. Kažkas mato kaip rūkas, debesis, kažkas paprastas žmogus, bet atrodo toksai net su arogacija, save aukštesniu už kitus laikantis, aha. Kita dvynės versija, kuris siekia tobulybės ir pastoviai kalba. Aha, kartais sustoja, bet nori būti matoma, tai dėl to ir reiškiasi. Daug įvairių akių, žvilgsniai, nu čia irgi tarp kitko, čia kaip zoomo tas pokalbis, kai pradedi šnekėti ir tave visi žiūri ir baisu kažką pasakyti. Kaip valdovas balso pavidalu. Tai jo labai iš tikrųjų įvairios tos interpretacijos, bet labai jaučiasi, kad pas visus vis tiek yra maždaug tas, kad, nu, kad ir koks pavidalas, tai jisai kažkuo yra didesnis, ar net neapčiuopa, ne tas pats rūkas ir debesis, bet jis yra kažkuo pranašesnis už mane. Ir man labai buvo įdomu vienose mokymuose, kai buvau, čia vienas toksai coachingė yra pratimas, kur jeigu mes įsivaizduojam kaip savo vidinį kritiką labai baisų ir labai tokį didelį ir ten, nu, kad jis užima labai daug vietos, negaliu jo sukontroliuoti, suvaldyti, tai pabandyti jį dabar paversti ir įsivaizduoti tokiu juokingu pavidalu arba tokiu sumažintu pavidalu ir duoti jam tokią išvaizdą, nu, kuri būtų visai nebaisi ir kur mums būtų net, nu, juokinga jo klausytis, kai mus ten kritikuoja, ten, nežinau, aš įsivaizduoju savo vidinį kritiką kartais kaip mažą tarakoną, kuris ten ateina ir kažką pradeda aiškinti, tai ar aš klausysiu tarakono. Nu, Homeris Simpsonas, labai geras pavyzdys. Tai man atrodo, kad daug geriau Homeris Simpsonas negu ten ar velniai, ar dar kokie nors ten žvilgsniai, kurie ten krūva žiūri mus. Kas dar kokių interpretacijų turit? Labai įdomu išgirsti, kas jums šauna į galvą, kas galėtų, smurfas, irgi labai geras. Tai
Haris Poteris, ridiculous. Vat būtent aš apie šitą irgi prisiminiau, nes Hario Poterio trečioji daly labai gerai interpretuojama tas visas vidinio kritiko momentas, kur mes baisius dalykus paverčiam jokingais. Ir mes tą galim daryti ne tik tai, nu, čia ne tik tai magiškas kažkoks triukas, čia gali būti ir toksai momentas, kur jeigu jaučiam, kad saviplaka jau pradedam užsijimti, prisimenam, kad, aha, bet aš valdau situaciją, aš galiu šitą kritiką kažkaip sumažinti ir tada pasižiūrim, o kaip jisai kalba, kai jisai ten, va, ratatul, peliukas, jeigu arba smurfas atsiranda vietoj ten tų visų vaiduoklių ir velnių. Tai, nu, turbūt jausmas visai kitoks. Ir suprantam, kad tas kritikas, tai mes esame mes patys. Ir šitoj vietoj, kai mes galim tą kritiką kažkaip jam suteikti net ir pavydalą, tai suvokiam turbūt kartu, kad mes jį ir galim kažkaip kontroliuoti ir su juo kalbėtis ir bendrauti ir pasakyti, nu, palauk, bet ar tikrai taip yra? Nu, ar tikrai gali taip įrodyti? Tai dar vienas dalykas, antras dalykas, ką galit padaryti šitoje vietoje, jeigu ten smurfas toliau šneka ir kalba, paklausti jo, ar gali tai įrodyti. Nu, ten pavyzdžiui pasakys, kaip žmonės apie tave šnekės taip, žmonės apie tave galvos taip, tu čia nieko nesupranti, nu, tu čia nevykėlis, ar ten dar kažkokiais žodžiais kalba. Tai paklaus, o kaip tu gali tą įrodyti, žinai, nu, jeigu aš čia pradedu dalyką, jeigu aš dar, nu taip, nežinau, faktas, kad nežinau, tai mes negimėm žinodami, mes negimėm mokėdami, mes tiesiog turim eiti ir aiškintis dalykus. Bet o kaip galima įrodyti, kad man tai nepavyks? Kaip galima žiūrėti į ateitį ir sakyti, kad, nu, nepavyks? Nu, turbūt neįrodys, nes ateitis yra nežinoma. Ir dažniausiai tai viskas priklauso nuo mūsų pačių įsitikinimų ir kaip mes patys žiūrim į save, ar pavyks ar nepavyks. Ir čia gaunasi tokia manifestacija tų dalykų, jeigu žmogus yra įsitikinęs, kad ai, čia neišeis, nu, tai jisai automatiškai tada programuoja save, kad ir daro viską, ir žiūri į aplinką, ir ieško to patvirtinimo, kad tikrai nepavyks. Bet yra žmogus šalia, kuris sako, kad pavyks ir dažnu atveju jisai eina, bando, klysta. Aha, pargriuvau, kas čia įvyko, kodėl čia įvyko taip, paanalizuoja situaciją ir vėl bando eina toliau. Ir gaunasi toksai patirtinio mokymosi ratas pagal Kolbo teoriją. Tai šitoj vietoj labai labai svarbu prigauti save šitais momentais kritikos. Vat pabandyt net aš, kadangi rašau kiekvieną ryto puslapius, tai aš labai reflektuoju apie praeitos dienos įvykius ir reflektuoju tiek apie įvykius, tiek kokius jausmus jie sukėlė ir kaip aš jaučiausi tais momentais. Ir ten būdavo tikrai momentų, kad aš ten jaučiausi ten ne savo vietoje, kad aš čia nepriklausau, kad nu, iš kur ten ateina. Tai tas vidinis kritikas vis suveikia. Ir tada bandau analizuoti ir suprasti, ar čia yra iš tikrųjų taip, ar čia yra tiesiog nu, išsigalvotos interpretacijos. Dar vienas dalykas, ką aš norėjau irgi paminėti, tai kad kritikas labai dažnai slepiasi už mūsų pačių pasiteisinimų. Tai tie pasiteisinimai, kokie dažniausiai būna, dažniausiai aš girdžiu, tai tai kad neturiu laiko, arba B, neturiu pinigų. Ir šitie du pasiteisinimai dažniausiai būna tokie pirminiai, kažkokie, kurių mes nepastebim, kad tai gali būti ta vidinė kritika. Galbūt iš savo pusės galiu tiesiog papasakoti vienoje vietoje, kur galvojau, kad man reiktų grupinės mentorystės ir mačiau pasiūlymą ir kažkaip vis permašiau ir kaip ir kaina įperkama man ir kaip ir galvoju, kad kaip ir ok man būtų, bet tada viduje automatinis atsakymas, kad negaliu tiek sau leisti. Ir tada, prigaunu save ir vis galvoju, o kodėl aš taip galvoju. Ir buvau tose mintyse kurį laiką, tol, kol aš nenusipirkau ir tada jau pradėjo visi velniai lysti. Tada jau prasideda, tu čia ne savo vietoj, kokie čia žmonės, čia tu būsi tarp tokių moterų, kurios ten verslios ir ten uždirba ten jau po 5000 eurų ir siekia 10 000 uždirbti, kas čia tu per viena, tu čia iš vis, ar tu iš vis sugebėsi ir tu suprasi. Ir čia prasideda visa lavina tų dalykų, kai praeini pro tą
pirmą sluoksnį arba neturiu laiko, arba neturiu pinigų, tada jau pradeda eiti visi dalykai. Tai va, tai čia buvo mano tokia patirtis, bet kai pradedi su tuo kritiku irgi kalbėtis ir dorotis ir bandai kažkaip įžvelgti į faktus ir suprasti, kad, aha, nu bet ar tikrai taip yra, ar ten tikrai visos moteris to tokios, bet va, aha, čia kažkas yra irgi panašiai kaip aš užsijama panašią veiklą, aha, vat, ir dar viena yra, ir dar kita yra, nu tai kaip ir viskas ok, ir tada supranti, kad iš tikrųjų tai tas kritikas labiau interpretuoja dalykus ir bando tave sumažinti, o ne, o ne kažkaip sako realybėje tos faktus. Tai va, tai čia trumpai tiek ir dabar norėčiau jūs su Augustės pagalba išskirstysim jūs į kambariukus. Po 6 maždaug žmonės. Kiek čia gausis, tai turbūt tiek ir gausis po 6. Ir trumpai po 4 minutės. Tai ką reikės padaryti? Tai kad vienas iš jūsų tai pabūtų moderatorius, dar į četuką įmesim visus reikalus ir klausimus, ką reikės padaryti. Bet vienas iš jūsų tai turės stebėti laiką ir pasižiūrėti, kad visi spėtų, tai maždaug va, jau čia tokia yra, kad visi spėtų pasisakyti ir kad visi būtų išgirsti. Vienas dalykas pristatyti, kas esu ir ką kuriu, čia jūsų erdvė. Ir tada kitas klausimas yra, koks jūsų santykis dabartinis su vidiniu kritiku ir kada jis girdisi labiausiai. Tai kiekvienam žmogui yra maždaug po 4 minutės, gali dalintis tarpusavėje kalbėtis ir jūsų toksai galbūt toksai bendrinis gal tikslas pačioj pabaigoje pabandyti surasti tą vieną tašką, kuris jūs visus jungia. Galbūt atrasit, galbūt neatrasit. Bet čia toks, nu, pabandymas. Pabandykit pasižiūrėti, ar bus kažkoks toks vienas taškas, kuris jūs visus jungia. Tai šitoje vietoje, kodėl mes darom šitą užduotį, kad jūs patys pamatytumėt, kad nesu aš vienas ir ne vienas aš taip galvoju ar kažkaip mastau. Tai va, tai nežinau, Augustė, ar jau yra paruošti breakout rūmai? Aha, jo, tai čia žiūrėjai po 5 geriausius, tai gerai. Ir mes Aha, nu tai super. sužaidinėsim irgi, pasižiūrėsim, kaip ten sekasi. Jo, mes praseisim irgi pro kambariukus, nes irgi įdomu šiek tiek išgirsti jūs ir pabendrauti ir iš savo pusės kažką gal pasidalinti. Tai jeigu po 5 gaunasi, tai bus šiek tiek tada daugiau to laiko, tai galbūt ir po 5 minutės galima skirti kiekvienam žmogui. Tai va, tai jūs galit jau, man atrodo, eiti į kambariukus. Tai labai įdomu, vat, kas buvo grupelėse, šiaip vat, kokie, ką, vat, nu, tokio ir išsinešėt, ar bendrai vat, kažkokių tų bendrumų suradot, kažkas vat, girdėjo ir nelabai surado to bendrų taškų, kas irgi yra normalu visiems skirtingai, bet labai įdomu iš tiesų, kas tokio įstrigo. Kai daugiau galvų, daugiau ateina sprendimų, bendruomenė svarbi. Nes vienam kaip žmogui ten būna ar ten knyga, ar pradėti kalbėti prieš kamerą, ar dar kažkas atrodo, nu, čia kaip koks kalnas ir tas kalnas, mes visi kalnai patys esam, tai tas ir tikrai smagu ir toks atrodo, ne aš viena ten taip jaučiuosi ir daug tokių yra aplink mane. Ir jo, tai kad daugiausiai va tas, kad stabdo nuo paskelbimo arba darimo, kad tas įsivaizdavimas, kad kažkam neįdomu, kažkas nepirks, kažkas nesidomės, nu, va tas toksai, kad net neįvykęs įvykis stabdo labiau ir negu, kad tas tiesiog paspausti ir keltą ar ten parašyti, ar tai tas, jo, labai. Ir man patiko tas klausimas, tai aš užsirašiau, kaip gali tas kritikas įrodyti, kad taip bus. Tai čia, manau, labai labai geras išvalgus klausimas. Ačiū labai už pasidalinimą. Gal kas dar turit kažkokių išvalgų iš grupelių arba asmeninių kažkokių, ką norit pasidalinti?
Gal gali Nu, moderatorius šnekėti, nes aš buvau, aha. tokia kaip man ele moderatorės laiką sakiau. Nu, čia jeigu nori moderatoriai, čia nebūtina. Ai, čia pasiūlymas buvo. Na, aš buvau moderatorius, tai aš dabar bandau atsiminti. Vienas toks dalykas, vat, man bent jau užstrigo, ta prasme, kad tie kritikai, nesvarbu koks amžius, atrodo, jie tokie patys ir skirtingose žmonėse, bet jie tokie patys ir lieka ir taip pat kritikuoja. Ir ja, yra įdomu išgirsti, kaip kiti kūrybininkai tai mato. Smagu, kas dar buvo, vat, iš kitų grupelių moderacijos labai įdomu, vat, bent trumpai, tokį rezumė, kaip sakant, padaryti. Labai. Vis tiek mes kažkiek pavaikščiom, klausėm, bet tikrai ne viską. Tai... O ką jūs girdėjot, kas iš jūsų pusės? Užstrigo galbūt. Irgi geras klausimas. Man kas užstrigo, pavyzdžiui, apie tą filmavimą savęs, kažkaip tai baimę ir tą viešą tokį kalbėjimą, kažkaip bijot. Nes aš pati tai turiu, neprieinu. Nes atrodo, aš turiu tobulai atrodyti, kad savim filmuoti. Ir šitas man rezonavo labai. Aš kadangi su tuo dirbau ir daug, ir ypatingai sodindavau žmonės prieš kameras ir jie sėdėdavo pirmą kartą. Ir kartais mes darydavom netgi kokių 2-3 dienų susitikimus iki filmavimo, tam, kad žmogus susipažintų ir atsipalaiduotų. Ir tas atsipalaiduoti pirmą kartą, aš net atsimenu, kai buvau to, režisieriaus rolėje, aš buvau pats įsitempęs ten labiau negu tas, kuris šnekėjo. Tai, bet čia radau vienintelį receptą ir vaistą nuo to, tiesiog daryti, žiūrėti save, ypatingai jeigu jūs norit filmuotis ir būti, nežinau, socialinėje erdvėje ar kažkur, tai filmuokit ir žiūrėkit į save. Po pirmų 3 video tas šlykštumas dingsta. Tai po to pripranti, po to save priėmi, po to pradeda, aš čia ne taip dariau, bet jau nebekritikuojant, aš ne taip dariau, o pasitaisant ir bandant kitaip daryti. Tai tas tikrai labai padeda, bet man reikėjo kokių 3 metų, kad aš jau galėčiau laisvai prieš kamerą sėdėti ir kažką tai daryti. Lengviau buvo kitiem nurodinėti, kaip jiem atsipalaiduoti reikia. Tai užtrunka laiko. Taip, tai užtrunka. Jo, man tai labai užstrigo, gal irgi tas momentas, irgi dabar surezonavo apie tą, būtent kažkaip atsikartojo tą temą, kol aš čia vaikščiojau, apie mokymosi metu tą kritiką, kur aš dar tik pradedu, bet jau kritikas veikia, jau mane ten plaka ir muša už tai, kad aš darau kažką neteisingai, nors aš dar tik tai pradedu ir mokausi. Ir apie tą perfekcionizmą pačioje pradžioje, ir apie tą balto popieriaus lapo baimę, kur aš ten turiu kažką pradėti ir viskas turi būti tobula ir iki detalių ten viską turiu gerai padaryti, bet kokį mes užsidedam savo tokį spaudimą didžiulį būti tobulais iš pat pradžių. Tai šitoj vietoj tai tikrai eksperimentuokit drąsiai ir darykit dalykus pirmiausia netobulus. Jūsų užduotis yra tiesiog kurti ir daryti dalykus ir žinoti, kad tai bus netobula, bet tai bus jau pirmas žingsnis link to, ką aš noriu šitam pasaulyje sukurti ir ką aš noriu duoti. Tai jo, tai tikrai, pavyzdžiui, kad ir šitus susitikimus pradėjau, tai tikrai nebuvo tiek žmonių. Ateidavo 3 žmonės, o dabar mūsų kiek 23 žmonės prisijungia. Tai galėjau save irgi užsikritikuoti, čia niekam neįdomu, čia aš daugiau nebedarysiu. Ir paskui Augustė buvo vienas iš tų 3 žmonių, kur ten prisijungė ir sako, darom kartu, ir tada mes kartu pradėjom plėstis ir daryti šitus, tai kur mes čia dar toliau išauksim. Tai you never know, tiesiog reikia bandyti ir tęsti. Ir kalbant apie tą, kaip tą kritiką pažaboti ir kaip užsiauginti tą pasitikėjimą savim, tai dabar tokie iš karto į praktiką, čia šito dalyko turbūt kitaip ir nepadarysi, individuali užduotėlė jums į chatą ateis ir galit arba savo parašyti, kažkur pasižymėti savo šitą dalyką, arba šiaip rekomenduoju tai chatą parašyti, nes mes daugiausiai tai atpažįstam irgi savęs kituose ir
tikrai man atrodo, kad atsakant į tuos klausimus surezonuos daug dalykų. Tai vienas dalykas. Kai atsakinėsit į klausimus, pirmas dalykas, kas šauna į galvą, neoverthinkit, nebandykit kažkaip gilintis, o gal taip yra, o gal taip yra, o gal čia trečiaip yra. Tiesiog tie atsakymai, kurie dažniausiai impulsyviai ateina, jie ateina for a reason. Nu, neteis tau random kažkoks atsakymas, pavyzdžiui, apie jūsų stiprybės. Tai kas pirmoji stiprybė, kuri šauna į galvą, ateina į galvą. Tai turbūt ta pirmoji stiprybė, jinai rezonuoja, jinai kažkiek yra va, ta tiesa, kurią mes ją laikom. Tai va, tai yra klausimas apie jūsų stiprybės, įvardinkit tris, tada jeigu galite įvardinkit savo tris vertybės, kurios šauna irgi į galvą, už ką norėtumėt save pagirti vieną dalyką, ir savo didžiausias pasiekimas, už kurį norėtum pasikabinti medalį. Tai pagalvokit, nu ką jūs gyvenime nuveikėt, kažką nebūtinai, tai gali būti kažkoks, nežinau, milžiniškas pasiekimas, galbūt kažkam, nežinau, kažkada gyvybę žmogui išgelbėt ir galite už tai pasikabinti medalį. Gal nu, šitas momentas yra svarbus. Čia nėra kažkokio vertinimo apie tos, nežinau, iš tos dydžio perspektyvos. Čia iš tos gal vertės jūsų vidinės perspektyvos. Taip, ko norisi veikti, ką norisi veikti labiau už viską. Kuo degu, ką veikčiau nemokamai. Irgi vienas dalykas, įsivardinkit savo ir kokia mano didžiausia svajonė. Tai čia daug klausimų, bet jeigu atsakinėjat po keletą žodžių, tai tikrai greitai čia galima praeiti, tai 5 minutės arba savo pasižymėkit, arba galit parašyti tiesiai į chatą. Tai mano visą laiką rekomendacija yra dalintis savo dalykais, ką jūs norit įsivardinti, nes tikrai yra fainai matyti savęs kituose, bet jeigu norit, galit tikrai nesidalinti ir savo užsirašyti. O paskui pasakysiu, ką daryti. Trumpai, ką noriu pridėti, kad kai rašot pauzitės visas stiprybės, ir ką girėt, galite naudoti esamą, kad laiką, kad aš esu ten, pavyzdžiui, žinau, aš esu ten, kur kažkokia labai ten, atvira. Ir būtent rašyti tą esamą formą, nes irgi mūsų pasąmonė priima šitus dalykus. Tai yra toks kaip dalykas afirmacijos, kad gali startuoti, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, užsirašyti savo, kad aš esu kūrybinga, aš esu ten, drąsi, aš gerai kalbu viešai, tokius dalykus. Ir pradžiai atrodo visiškai nesąmonė, bet kuo mes daugiau kartuojam, mūsų patikė smegenys, kūrėsi naujas neuroninės jungtis smegenyse ir formuojasi tas naujas įsitikinimas. Tai šitą norėsiu.
Matau, kad po truputį atsiranda jau šiek tiek. Aha. Va, matau stiprybės nuoširdumas, drąsa, komunikalumas. Čia ir vertybės tikrai prie stiprybių gali būti tos pačios. Na, kaip fainai, kad kažkas irgi edukacijos laukia, korepetitoriavimas, chemijos, lietuvių mokiniams ir bendrai padėti kitiems jauniems lietuviams labai fainai kažkaip. Pati, kadangi edukaciniam laukia, tai jaučiu tikrai trauką pagalbai žmonėms, ypač jauniems. Didžiausia svajonė, kad fondas gautų 10 000 ir išleistų ant jaunų žmonių. Labai graži svajonė. Matau, irgi kažkokia vertybė, laisvės, paprastumas, tikrumas, kūrybiškumas, komunikacija, platus gilus suvokimas, empatija, vertybės, tiesa, greitas prisitaikymas, unikalumas, norisi save pagirti už drąsą. Taip. Aha, didžiausia svajonė čia turbūt sukurti laisvę keliaujant bei padedant žmonėms nestrikti pasaulyje, išlikti unikaliems. Labai gražu. Ačiū labai visiems, kas dalinatės, labai įdomu paskaityti, iš tikrųjų ir savęs atrasti tuose momentuose. Labai daug kas rezonuoja. Kas galbūt dar rašo, aha, čia dar vis atsiranda. Bus įdomu paskui dar biškį peržiūrėti ir perskaityti visus. Kas dar rašo, tai dar galit pabaigti parašyti. Aš panašų pratimą esu dariusi gyvai su žmonėm. Tai vis tiek gyvai darant yra biški kitaip, nes mes darėm didesnį grupį žmonių ir paskui mums buvo užduotis prieiti prie bent, man atrodo, 5 žmonių ir visą tai perskaityti garsiai, įvardinti savo. Ir buvo kitas momentas, kur iš pradžių, kaip čia bus nejauku, čia man reikės save girti dabar, ką aš čia padariau, ką aš čia nuveikiau. Bet prieini prie vieno žmogaus, perskaitai ir jis toks, sako, wow, maladės, fainai, kad tu čia padarei dalykų ir tu turi ir vertybės tokios fainas ir man rezonuoja. Ir toksai netgi, wow, žinai, man čia visai patiko, gal net šnekėt, prieini prie antro dar drąsiau, jautiesi prie trečio dar drąsiau. Mano kvietimas dabar drąsiausiams. Paimti ir garsiai prieš visus perskaityti. Kas labiausiai bijo? Vat pasinaudokit šitą progą, mes turim keletą minučių. Čia tikrai ne visiems. Čia kas nori perlipti per save ir žengti tą žingsnį ir pasakyti, mat, aš šaunuolis, aš galiu. Tai jau kas sako, kas. Nu, važiuoju. Jo, šiuo metu lankau coachingą ir vienas iš mano tikslų yra viešasis kalbėjimas, nes iš tiesų labai nedrąsu, tai čia va puikia proga ir ieškau visada galimybių. Tai kokios mano stiprybės, 3, tai yra žaismingumas, strateginis mąstymas ir kūrybinis mąstymas, vertybės, kuriomis gyvenu, tai funkcionalumas, estetika ir nuotykiai. Už ką norėčiau save pagirti, tai kad vis išdrįstu imtis naujų dalykų ir nebijau to nepatogumo. Mano didžiausias pasiekimas tai buvo drąsa ir iš tiesų ieškojimas pagalbos, kai jos labai reikėjo.
ką norisi veikti labiau negu viską ir ką veikčiau netgi nemokamai, tai kurčiau, būčiau apsupta žmonių ir keliaučiau. Ir Dream Big tai yra sukurti šeimą ir turėti laisvę gyvenamai vietai, veikloms ir pasirinkimams. Tai tiesiog laisvė. Labai šaudu. Galim, kadangi gal plojimų čia neišeina daryti, tai prašom pasinaudoti apačioje React funkciją ir sureaguoti širdelėm, ne širdelėm, čia dar kas čia yra, palaikykim va vieni kitus. Ačiū labai. Nu, kas dar vienas? Aš tai nebijau, tegul kažkas sakote, kas bijo. Ar čia reikės? Na, čia galima ir daugiau drąsos įgauti, jeigu nebijai, tai čia dar labiau užtvirtins. Tuoj, tada aš tik tai senaisiais čatą ir paskaitysiu, nes nepris. Taip. Sugrįšiu. Ai, taip, tai puikiai, mano stiprybės puikiai rašau ir reiškiu mintis. Moku bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, sutariu. Taip pat moku įtikinti. Vertybės, meilė savo šaliai, gyvenimas darnoje su gamta ir nuolatinis tobulėjimas. Už ką noriu pagirti, kad renkuosi veiklas, kurios nėra populiarios ar kurias rinktųsi masės. Pasiekimas tai pasiryžimas stoti į Šaulių sąjungą, nors procesas vyksta ilgiau nei metus, bet jisai jau finišo tiesioj. Tai kantrybės daug pasisėmiau. Ką veikčiau, jeigu nemokėtų niekas, tai kurčiau patirtį žmonėms, kurios didina meilę savo ir skatina gyventi autentišką gyvenimą, darant drąsius žingsnius ir veiksmus. O svajonė įkurti savo renginių meditacijos poilsio erdvę gamtos apsupty. Tai čia kažkoks kaip gydymo centras būtų, bet dar toks plaukia kažkur tai. Tai. Ačiū labai. Taip, fainai. Na, tikrai linkiu, kad ir išsipildytų tą svajonę. Apsilankysim, tada galėsim visi apsilankyti. Nu. Bus va erdvė mūsų kūrėjų klubelio susitikimams gyvenant. Sako, tai sodyba yra, bet ten dar niekas nevyksta. Nu, tai žiūrėk, gali būti va pradžia kaip nuo mūsų susitikimų. Mes tai labai atviros esame visokiem pasiūlymam, bendradarbiavimam. Tai, vat, įdomu, nes mano mintis, kad toli, nes Rokiškio rajonas, čia gaunasi, jeigu nuo Vilniaus 120, jeigu nuo Kauno, net, gal daugiau 150 arba 190 nuo Kauno arba nuo Vilniaus. Tai, jeigu... Ai, ne, čia toli. Ta lietuvėlė maža. Kas nori, vis tiek atvažiuos. Teisingai, skris nereikia. Nu, dar vienas. Nedrasiausias. Visi drąsus. Aš galiu gal pasidalinti, tada irgi galiu perskaityti. Super. Čia aš pirmą, kur rašiau. Tai mano stiprybė, nuoširdumas, drąsa, komunikabilumas, vertybės, nuoširdumas, žmogiškumas. Trečios, nesugalvau, laisvę gal. Aš laisvę labai įvertinu. Kartais atrodo pamiršti, kad laisvoje Lietuvoje, laisvam pasaulyje gyveni. Už ką norėčiau save pagirti, už nepasidavimą irgi, turbūt, daugelis situacijų, kai kažkur nepasiseka. Didžiausias pasiekimas, tai bakalauras turbūt šitam vienam geriausių pasaulio universitetų ir ką noriu veikti, ką daryčiau nemokamai, tai korepetitoriaučiau chemiją, nes man atrodo Lietuvoje ta švietimo sistema tokia sunki ir kai ateina tie mokiniai su namų darbais chemijos, kur visi klausimai, 10 klausimų vien 10-tukininkam, o jie ten 7-tukui gali atsakyti tos klausimus, tai man taip jų gaila, nes atrodo, negalima tokių namų darbų užduoti, tai man labai gaila Lietuvos tų mokinių. Ir mano didžiausia svajonė, aš turiu labdaros fondą Žydėjimo šešėlyje ir mano svajonė, kad fondas, nežinau, gal per metus, per kurios nors vienus metus surinktų
10 000 eurų ir kad mes tada galėtume juos išleisti jaunų žmonių arba psichologų konsultacijom, arba psichoterapeutų, arba už dantų gydymą, jeigu ten jų tėveliai tiesiog negali finansiškai jiems padėti tiek daug. Tai tiek apie mane. Ačiū. Ačiū labai už pasidalinimus. Ačiū visiems, kas išdrįso ant galo atsiskleisti ir pasakyti. Tikrai labai yra kitoks jausmas, kai tu įvardini šitus dalykus garsiai. Yra viena parašyti, bet yra kita įvardinti šitus dalykus balsu. Tai mano palinkėjimas tiem, kas šiandien neišdrįso, tai pasimt, kad ir tą baisę užduotį ir atsistot priešais veidrodį ir pasakyti savo šitus dalykus garsiai. Ir pasižiūrėti, koks yra jausmas, kai aš save pagiriu ir aš savo sakau, kad aš galiu va, už šitą dalyką pasikabinti medalį. Ir aš galiu ne tik tai nuolat save kritikuoti, bet ir už kažką pagirti ir ugdyti šitą savo įprotį. Tai mus dažnai iš tikrųjų kausto ir abejonės, ir ten tėvų, ir šeimos, ir aplinkos nuomonės, ir kai kurie sako, baigtų nesąmonė, ir mes pradedam galvoti, o tai gal čia tikrai nesąmonė. Girdim aplinkoje, kad turim kažkur eiti, kur saugu, kur patikrinta. Nedaug dievė, jeigu ten apie tave kažką žmonės pagalvos, jeigu ten kitą kelią pasirinksi, tada pradedi dar labiau abejoti savim, ką tikrai apie mane pagalvos. Ir tada jau pradedi savo vidinių kritikų dylinti, ką aš čia darau, ar iš vis vertinga, ar čia kažkam įdomu. Tada spaudžiam save, gyvenam savo apribojimuose, savo pačių svarbiausiai susikurtose apribojimuose. Ir kartais pasvajojam, kad, norėčiau daryti tą ir tą, bet aš toks nekūrybingas, bet aš taip šito nemoku, bet tai aš čia pinigų neturiu, aš čia laiko neturiu. Ir neišdrįstam savo leisti. Ir neišdrįstam savo kažkaip nusijimti tų dėžučių, nusimti tų apribojimų. Tai jeigu norisi skleisti savo kūrybą, atsitrauk nuo visų dvejonių, kitų nuomonių, tapti laisvu žmogum, kuris auga, pasikrauna nuo idėjų ir jomis drąsiai dalinasi su kitais, kuris jaučia palaikymą, bendrystę, kvėpuoja įkvėpimu, o ne perdegimu. Šitas irgi labai svarbus, nes kūryboje perdegimas irgi gali būti ir labai svarbu irgi šito vietoj pagauti save. Tai čia jau turbūt atskira tema kitam susitikimui. Kuris pasitiki savim, kuris drąsiai kuria ir gyvendina pasirinktą projektą idėją, nesvarbu, kokia jinai bebūtų ir ką kiti apie ją pagalvos. Tai aš jūs labai noriu pakviesti ir Augustė jau kviečiu galbūt jungti skaidrės. Prisijungti jūs jau šį sekmadienį startuoja mūsų grupinės mentorystės programa. Tai čia trumpai greitai apie ją. Truksim 2 mėnesius. Bus kiekvieną savaitę grupiniai susitikimai mažoje grupelėje. Kiekvieną savaitę susitiksime sekmadieniais 10 ryte, kad vėliau po pietų jau būtų dar laiko biškį pabūt, įsižemint, dar praleisti savaitgalį kažkur. Turėsim atskaitomybės grupelę, kur bus kažkokios mini užduotėlės ir bus asmeninis planas. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus susidarys savo kažkokį tikslą ir savo kūrybinį projektą. Ir čia kūrybinis projektas gali būti absoliučiai bet koks. Kokia jūsų sritis yra, tokioj srity jūs ir kursite. Nesvarbu, ar jūs ten užsiėmimus norit vesti, ar iliustracijas pradėti kurti, ar ten norit pradėti video montuoti, ar dar kažką. Žodžiu, viskas tinka šitoje vietoje ir bet koks projektas yra jūsų projektas, kuris gali gimti. Ir va šita programa, tai tiesiog trumpai galbūt apie visas tas temas, kurios bus kiekvieną savaitę. Tai kaip ir minėjau, tiesiog pati pirma tema tai bus tas krypties išsigryninimas ir bus tiek teorijos, tiek praktikos ir mes ne tik tai dalinsimės teoriją, bet bus, pavyzdžiui, šitas susitikimas buvo visai geras pavyzdys to, kaip galės vykti tolimesni susitikimai, kad tai bus ir grįžtamo ryšio ir bus, aišku, nedidelė grupelė, tai yra apie, maks 8 žmonės, labiau mes orientuojamės į 6 ir kurioje mes galėsim ir megzti ryšį ir dalintis, kaip sekasi, koks progresas, dalinsimės savo patirtimi, dalinsimės tą teoriją, tiek kūrybiniai blokai, matomumas savęs pasiekimas, viešasis kalbėjimas, kaip socialiniuose tinkluose save pateikti.
stilių, stiprybės, kitų kūrėjų analizė. Čia gal Augustė dar mane papildys šitoje vietoje, ką jinai turi irgi pridėti. Aha, taip, taip. Jo, tai, nu, iš esmės, praeisim vis tiek visą tą, ką dauguma vat, ir išgirdom, kas susiduria ir kas turi dauguma ir to tokio vat, perfekcionizmo, ir girdėjom, kad bijo viešojo kalbėjimo, tai mes norim daryti ir darysim tam kurse prisistatymus ir kad kiekvienas turėtų tokias praktikas, reikia irgi viešai pakalbėti. Ir kas liečia, pavyzdžiui, apie stilių, tai aš kadangi pati esu dizainerė ir anksčiau darydavau ir brandingus, nu, šiaip labai plačiai pas mane žinios iš tiesų, kas liečia visą tą dizaino sritį. Tai aš ir padėsiu ir su self-brandingu, kaip save pozicionuoti, kaip apskritai su klientais bendrauti, nes dabar per šitą irgi kelionę, aš kurią praėjau, tai dabar aš save atradusiu, kas iš tiesų veikia ir parduodant paslaugus, man dabar parduoti save, va, taip, tiesiog, nes aš jau supratau, kas yra svarbu ir labai norisi tom irgi pasidalinti ir suteikti irgi tų žinių, kad irgi, nu, drąsiai jaustumėtės. Tai va. Ir tada toliau turėsim 5 savaitę, tai daugiau dėl viso tokio, nu, apskritai, nu, kaip ieškoti tų partnerių, įrankių, nes šiaip labai svarbu kūryboje yra turėti partnerių. Iš tiesų, aš pati iš tiesų dabar ir esu tokiam etape, kad aš iš vis klientų neieškau, nes aš tiesiog turiu pilną partnerių bazę, susikūrus tinklą ir man tiesiog ateina tie klientai, bet iš ten. Ir man net nebereikia pačiai jų ieškoti, iš tiesų aš jau metus laiko gal neieškau klientų. Tai vat irgi norisi padėti, kaip susikurti tą bazę tokių partnerių, kurtų įrankių, gauti ir kaip, nu, ieškoti tų resursų. Tada jau 6 savaitę bus jau toks labiau daugiau dėmesio skirta vėlgi ir jūsų tam, ką kuriate, tam kūrybiniam projektui, dar daugiau tokio grįžtamo ryšio. Dar paliesim giliau tą, ką dabar šnekam, kaip suveitų dorotis. Ir, nu, šiaip visą tą laiką, visas tas 8 savaitės mes vis tiek turėsim ir tą atskaitomybę visą laiką, tai reiškia, kas ką padarė. Bet to pačiu ir nu, bus šalia to kažkokios sistemos, kurias tiesiog pagilinsim, nes tiesiog, nu, neįmanoma per šitą trumpą susitikimą šitiek viską paliesti, čia yra procesas, kaip sakė. Nu, ir tada 7 savaitę bus dar tobulinimai ir paskutinį mes norim padaryti tokį kaip įstatymą, vėlgi viešą kalbėjimą, pažiūrėsim, apsitarsim, mes su Aušra kalbėjom, gal jeigu norės ten, nu, kas susirinks ir gyvai, galima būtų susitikti, praktikuoti, prisistatyti savo, ką mes padarėm, sukūrėm. Nu, čia jau žiūrėsim. Šitą vietą, kokios mums bus čia galimybės ir sąlygos. Mes taip atvirai iš šitą vietą žiūrim. Ir nežinau, ar kažką irgi dar aš pamiršau paminėti. Nu, viskas labai super, labai viskas gerai įvardinta, man atrodo, kad visi turbūt jau ir perskaitė, pamatė, kokios temos rezonuoja. Jo, ir turės labai įdomus žinelė tokia ant porto. Iš tiesų, pavyko prikalbinti į kursą, čia iš tiesų unikalų hipnoterapeutą, kuris jau kitą savaitę, nes mes startuojam jau šį sekmadienį, mes jau turim, irgi jis dalyvauja, tai dar turim keletą laisvų vietų, bet jau kitą savaitę hipnoterapeutas su didelė patirtim iš tiesų ves į grupinę hipnoterapiją, paleidimui kūrybinių blokų. Tai čia mes norim ne šiaip, kad tiesiog čia ateinat padarot, bet, nu, kažką, bet ir tą vidinį pokytį, nes po to bus įrašas ir po to galėsit visą tą laiką, visus tos 2 mėnesius klausyti tos hipnozės ir prieš miegą. Ir iš tiesų hipnozė tai čia yra maks įrankis visų blokų paleidimui. Ir, nu, aš pati irgi ne kartą ėjau hipnoterapiją ir dėl ko aš dabar jau tokia esu paaugusi, nes aš labai daug dirbu su savim ir terapiju. Tai jo, tai čia turėsim ir tavo tiesiai ir papasakos Edvinas daugiau apskritai apie tos blokus, kaip jie susiformuoja, jisai ten labai daug testų turi. Ir jo, tai kas šiaip įeina, tai kad bus tokie maždaug 2,5 valandos susitikimai, kas savaitiniai, teorija ir praktika. Tai bus sekmadieniais 10 ryte, turėsim privatų telegramų grupelę, padėsim sudaryti kiekvienam asmeninį kūrybos planą, turėsim atskaitomybės grupelę, tai reiškia visą laiką, kai susitiksim, trumpai tarpusai aptarsim, ką padarėm, kas sekėsi, kas nesisekė, bus tokios kaip revizijos to, ką jūs darot. Nu, aišku, bus visos paskaitos bus įrašomos.
prieigos prie visų paskaitų. Jo, Tai ir iš dabar tiesų, revylas kainos. mes kadangi Nes darom pirmą, taip, vertė yra didesnė, bet mes kodėl darom mažesnę kainą, dėl to, kad tai yra pilotinis projektas. Ir mes tiesiog norim irgi pirmą kartą darant išsibandyti ir pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, ką čia patobulinti. Tai mes darom labai mažą kainą. Tai vien tik tai hipnoterapijos sesija yra 200 eurų, o už 2 mėnesių mentorystę mes siūlom padovanoti už 144 eurus. Tai dar yra 3 vietos šitą kainą likusios, tai kas norit, tas registruokitės ir griebkit, nes labai nedaug vietų yra ir mes startuojam jau šį sekmadienį. Ir tikrai tokios mentorystės už tokią kainą tikrai niekur nerasit. Ir šitoje vietoje labai rekomenduoju tiesiog rezervuotis, nes registracija tik 59 eurai, o likusi suma yra jau vėliau sumokama, tie 85. Tai va. ir čia va galite irgi nusiskanuoti, yra būtent registracijos forma, aišku, jeigu yra irgi daugiau klausimų po šito susitikimo, tai irgi galite drąsiai rašyti mums, klausti ir mes čia pačios, bet, organizuojam, dėsim tikrai labai daug, norim visko čia duoti kaip pirmam ir daug visko ir prasitestuoti, pasižiūrėti. Ir vis tiek, kadangi savo laiko daug duosim, tai ir tie mainai tai tokie tikrai kol kas čia yra menininkis, kaip sakant. Bet mes labai norėsim, nepaisant to, kad ir ta kaina nedidelė, duoti daug, nes tiesiog labai norim, kuo daugiau prasitestuoti ir pažiūrėti, kas veikia. Ir kad vis tiek galiausiai išeitumėt visi, kas dalyvaus su to tikrai gerų rezultatų ir paaugę. Ir aišku, kai klausysit ir hipnozės ten įrašų kasdieną, tai čia kitaip ir nebus. Neįmanoma, kad čia nebūtų to augimo, nes norisi, kad vis tiek dirbtumėt ir su tuo pasąmoniniu lygiu. Ne tik tiesiog ateit paklausyti, sudalyvauti, bet iš tiesų ir pakeisti va čia, sakant, tuos senus blokus, tas neuroninės tinklas, jas perrašyti. Nes hipnozė būtent tą daro, hipnoterapija, jinai padeda tiesiog žymiai lengviau paleisti visus tuos užsisenėjusius įsitikinimus. Tai va, aišku, dar mes atsiųsim irgi daugiau visos informacijos po to ir po webinaro, galėsite pasiskaityti, bet jo, visus startus jau yra šį sekmadienį ir tos, bendrai iš viso jo likusios yra 4 laisvos vietos, bet jeigu kažkas šiaip užsipildys tos 3 vietos, bet irgi labai norėsit ir už tą dar mažesnę kainą, tai irgi mes norim, kad jūs vis tiek dalyvautumėt ir kažkas, pavyzdžiui, susitarėm moka po 3 dalis, kas tam, tarkim, turi gal kažkokių irgi finansinės pusės kažkokių sunkumų. Tai galite rašyti, nes mes norim tiesiog, kad jūs ateitumėt, dalyvautumėt ir išeitumėt su kažkuo, ką jūs seniai atidėliojat, kažkokių projektų, kuris jiems atidėliojat ir kad padarytumėt ir jau įgyvenintumėt šitas 8 savaitės ir nebereikėtų daugiau atidėlioti to, ką seniai galvojat. Ir aš pati iš tiesų dar turiu projektų, ką aš vis noriu padaryti. Tai aš labai žinau, kaip tai sėdi galvoju, tiesiog tas nepadarytas dalykas, ką norisi. Tai kažkaip dėl to noriu susitarti, pagaliau atsilaisvinti ir padaryti, įgyvendinti to pačiu suvedimu mūsų kaip irgi mentorių ir kaip specialistų, tai labai kažkaip irgi jas nori laukiam. Ir jeigu dar dvejojat, abejojat, ar čia jums ar ne jums, tai tikrai parašykite asmeniškai, nes mums irgi yra labai svarbu, su kokiais žmonėmis mes dirbam, kad čia nėra toksai, kur, bet kam parduosim, tai mes už tokią mažą kainą ir darom tą simbolinę kainą, kad mums tiesiog padengtų esminius tokius kaštus ir mums irgi svarbu, kad surinktų grupė, kuriai aktualu tas, kad nebūtų toks, čia padalyvausiu, ar čia man tiks ar netiks, gal pusėje nedalyvausiu. Tai mums svarbu tas, kad būtų jums svarbu ir kad jūs dalyvautumėt ir būtumėt įsitraukę ir kad jums būtų aktualu. Tai mes irgi taip žiūrim, kad mūsų pirminė intencija nėra parduoti belekam, o parduoti tiem, kuriem labiausiai to reikia, nes vėliau tokios kainos tikrai jau nebebus. Ir super. Jau matau, kad kažkas registruojasi, tai susitiksim sekmadienį, labai lauksiu. Ir jo, tai visą informaciją Augustė atsiūs. Joininkit Telegramo chatą, kas dar nesat prisijungę, tikrai
ten bus ir paprasčiau ir susirašinėti, ir mums tiesiogiai parašyti, jeigu bus kažkokių klausimų, ir matysit visą informaciją, jeigu kiltų kažkokių ateityje projektų, idėjų, jūs irgi galite rašyti į tą chatą ir kviesti žmonės ir dalintis, ir, nu, žodžiu, tai yra irgi erdvė jums bendradarbiauti. Tai va, tai ačiū Jums, kad buvot. Ir aš labai tikiuosi, kad su Jumis visais, jeigu net ir sekmadienį sutiksim, tai sutiksim kitą mėnesį, nes kiekvieną mėnesį mes darysim šitus nemokamus susitikimus. Tai tikiuosi, kad susitiksim kažkada artimiausiu metu. Taip, ir tikrai organizuosim ir gyvą susitikimą, dar apsitarsim, kada gal pradžiai tokį paprastą, šiaip tiesiog kur nors susitikti kavinėje, pabendrauti, pašnekėti. Labai, labai norisi man to gyvo bendravimo, aš ypač nuolat keliauju, tai kaip pasilgstu, va, tiesiog gyvai su žmonėm pabendrauti. Nors atrodo keliauju, bendrauju, bet aš, nu, vis tiek ne tas pats. Tai jo, aš labai jau gyvo susitikimo laukiu ir pati spurdu, bet jo, reikia susiderinti mum irgi laikus aušra. Daug veiklų visokių. Tai irgi paskelbsim šitą Telegramo grupelėje, kad darysim gyvą susitikimą. Tai jau, o šiaip, jeigu irgi bus kažkokių tai dar daugiau ten, nu, šito klausimų, tai galite ir Telegramą parašyti mums asmeniškai, tikrai tam puikiai erdvė bendrauti. Ir, nu, dalinsimės tada ir toliau. Ir labai smagu, kad vat, ir dalyvaujat, prisijungėt ir norit ir įkurti tą bendrystę kartu vat, kūrėjams, nes kūrėjų šiaip Lietuvoje yra labai daug visokių bendruomenių verslininkams, visokiam moterim labai daug yra bendruomenių, bet labai man nefainai, kad vyrus kažkaip tais, nu, visiškai nelabai net yra bendruomenių vyrams, tokių, nu, kad būtų ir vyrai, ir moteris. Tai mes irgi norim, kad tai yra visiems kūrybiškiam žmonėm. Nes vieni iš kitų tikrai turim ką pasisemti, tiek vyrai iš moterų, kaip sakė, tiek moteris iš vyrų. Tai yra daug moterų verslo klubų, vyrų visokių irgi, bet mes norim tą erdvę kiek kitokią padaryti. Tai va, tai labai ačiū visiems, kas dalyvavot, klausėt ir gausit ir įrašą susitikimo. Gal bandysiu šiandien spėsiu, aš jį sudėsiu. Jeigu ne, tai rytoj. Ryte tikrai visi gausit. Ačiū Jums visiems. Dėkoju, iki. Čia iki. Iki.